Paimam puoduką. Alyvuogių aliejus. O, labai daug iš tikrųjų. Tiek tikrai nereikėjo. Ištrinam tą paviršių. Šiaip tai reiktų ištrinti viską. Toliau imam kiaušinuką. Paimam kiaušinuką, o dar su šiaudais iš vištos. Niekada nekalkit nei kampą, nei hujampą, nes sulys į vidų lūkštai. Galima tiesiog paprastai į stalą ir tada labai puikiai plyšta viskas į šonus. O, įmerkiam kiaušinį. Tada bandom viską suimti į vieną. Jeigu oro bus, tai būtų gerai turėti nekiaurą maišiuką. Bandysiu, kad nenaudotum jokių kitokių reiškimų. Tokio turim. Gavas tokia... Palaikom. Palaikom, pasižiūrim. Stambus. Gerai, stambus, va toks. Pasidedam šitą į šoną kiaušinuką ir imam dar vieną. Įsidrinam aliejų. Saulutes darom, dėl to ir su akinukais. Jaučiuos kaip kurtinaitis dabar. Labai paprasta, visi turit namuose. Kiaušinių virė. Pienui virt, kiaušiniui virt, vandenukui pašildyt, tyreliam. Kuo yra labai svarbu šitas patiekalas? Kad jis turi virt lygiai 5 minutės nuo užvirimo. Visą laiką labai mėgstu E621 miltelius. Ir kažkaip visą laiką skanu būna. Pripratau lyg taip dabar ir kitiems siūlau. Kokį geriausią batoną vartot? Bet batoną tai geriausiai būtų be pelėsio, kaip šitas. Stamb. Likom be duonos. Ne bėda. Ar mes numirsim? Tu ketini valgyti? Nu. Tai nenumirsim, aišku, bet... Tai va, tai neturim mes tada. Šiandien labai išeina mums tas patiekalas. Aš jums pasakysiu. Nėra duonos, niekada neliūdėkit. Išjungkit duonkepį. Jos jums tikrai neprireiks. Nu taip. Dažniausiai duonkepė nereikalinga, jeigu nėra duonos. Turim būdų. Turim senų gerų gaidelio sausainukų. 2, 3. Niekada neišmiskite duonos už segiklių. Jūs galite puikiai susekti belę kuriuos savo maišelius. Netgi ir šitą buvo taip pat galima padaryti su duonu segiu. Verkiu. O. Taip, beveik 26, tai kaip bus 30 su pusė. Pusė mes atsičius. Trauksim. Labai gerai turėti rytinės kavutės. Taip, rytinės kavutės. Pusė 3 dienos. Pusryčiai. Taip, ištraukim dar vieną slaptą ingredientą šiandienos, tai yra Stambu. Garbuša. Kaviarą. Lembergeno gaminys. Tikrai neblogi ikrai. Košikrai tokie, sakyčiau. Sviesto visą laiką galima užmest ant sumuštinio. Liko 2,5 minutės. Dėl užkavimų. Matot, pas mus laikas labai puikiai suskirtas. Aišku, cukraus reikėtų dėti po išmaišymo, bet... Lietuva. Viskas turi pasakyta. Kultūra. Pasiruošėm pusmetinį pieną. Pristatom pusės metų galiojimo laikas, stambus. Vasario 13 metų 1 diena. Taip, kad dar turim daug gražaus laiko miaukt šį miltelių mišinį. 4, 3, 2, 1. Ugnis. Opa! Žiūrim. Tokie yra reikalai.
Va tokie va sumuštinukai pusryčiams tinkantis Valentino dienos progai. Mindauginėms. Tokia tautiškas atspalvis, sakyčiau, gelsva raudona. Galima, aišku, ir žolės lapai kišti dėl grožio, bet eksperimentuokit. Nebijokit išnaudoti tai, ką turit. Nes kiekvienas daiktas tikrai suras savo paskirtį virtuvėje. Kranas.